Ir taip atsiranda sprogimai, panikos atakos. Tai čia yra apie labai stiprią kontrolę, kontroliuoti visą. Kontrolė kyla iš didžiulės baimės. Sveiki, aš esu Otilija Dias. Šiandien tema yra apie kontrolę ir nerimą. Tai yra didžiulė tema paskutiniu metu, labai populiari. Žmonės labai paveikti yra aplinkos, pandemijų, karas, pokyčiai didžiuliai. Juos reikia priimti. Jeigu jie nepriėmiami, prasideda tas visas nerimas, drebėjimas, netgi panikos. Ko anksčiau, ar anksčiau kas nors girdėjote panikas prieš 10 metų, prieš 20 metų panikos atakos, tokių dalykų nebūdavo beveik. Nerimas kyla iš tikrųjų iš kontrolės. Ir jeigu dabar paimsime mes kontrolę, kontrolė yra dviejų pusių. Vis dėlto žmogui reikia ekilibrijo. Jeigu yra kontrolės per daug, kyla didžiulis nerimas. Jeigu yra kontrolės per mažai, dingsta motyvacija. Reiškia, geriausias variantas yra būti kažkur tai per vidurį, per tą auksinį viduriuką laikytis. Ir iš tikrųjų turėjau daug sesijų apie kontrolę ir nerimą, bet tikrai yra dvi medalio pusės. Per vieną dieną buvo lygiai dvi tokios pačios sesijos apie kontrolę. Bet vienoje sesijoje buvo viskas apie kontrolę, kuri buvo free kontrolė, tarsi stipri kontrolė, viską kontroliuoja, viskas yra tik tai pagal mane, viskas aplinkui turi būti tiksliai pagal tai, kaip aš pasakiau. Ir jeigu yra ne taip, ir mes iš tikrųjų negalime valdyti nei lietaus, nei saulės, nei mėnulio, yra daug dalykų, ko mes negalim kontroliuoti, mes negalim kontroliuoti kito žmogaus. Kai tai nepavyksta žmogus sukontroliuoti visko aplinkuje, tada atsidaranda didžiulis nerimas ir kūnas nebežino, kur dėtis, ką daryti, kas čia vyksta. Ir taip atsiranda sprogimai, panikos atakos. Tai čia yra apie labai stiprią kontrolę, kontroliuoti visą. Kontrolė kyla iš didžiulės baimės. Nes jeigu nekontroliuosiu, reiškia, kontrolė yra apsauga. Ta kontrolė vyksta taip. Dažniausiai nueinam su hipnoze, nueinam į pasąmonę, kur kontrolė. Ir žmogus sako, aš ėjau į dėžę užsidariau, kad manęs nesužeistų, kad kažkas nepasišaipytų, kad kažkas tai gal darau ne ypatingai gerai, tiksliai, tobulai, perfekcionizmas. Ir tada žmogus įeina į tokią dėžę. Kitas žmogus gali įeiti į šarvus, kevalus, žodžiu, visokių yra variantų, bet dažniausiai žmogus uždaro save kažkokiam tai burbule, kažkur tai užsidaro ir kad jo nepastebėtų, pasislepia. Ir išorėje tai atrodo, kad okei, dabar aš viskas sukontroliuosiu taip, kaip turi būti, taip, kaip man tėvai pasakė, kaip aplinka pasakė, taip aš žinau geriausiai už visus, kaip turi būti ir visi turi elgtis irgi taip, kaip turi būti. Ir pagal tą žmogaus kontrolę. Ir kaip suprantame, kad mes visi absoliučiai suprantam, kad neįmanoma kontroliuoti kito žmogaus, neįmanoma kontroliuoti kitų veiksmų. Mes galim kontroliuoti tik tai save, tik tai savo mintis. Ir kai jau žmogui nusibosta būti toje dėžėje, tuose šarvuose 10, 20, 30 metų, atsiranda šitos panikos, pradeda didžiuliai pokyčiai vykti, iš tikrųjų pasaulyje didžiuliai pokyčiai vykti kaip šiuo metu. Todėl prasideda panikos, todėl yra nerimo sezonas dabar, panikų sezonas. Ir šitą kontrolę tiesiog reikia atsisveikinti. Labai sunku žmogui atsisveikinti su saugumu, nes jeigu kontrolė yra saugumas, reiškia, jeigu aš darysiu taip, kaip tiksliai yra pasakyta, kaip daryti, tada man viskas bus gerai. Bet iš tikrųjų perfekt, tobulai nebūna. Tai nėra meilė, tai nėra laimė būti perfekt. Laimė ir meilė yra būti laisvam. Kiekvienas esame unikalus. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus yra genijus. Kiekvienas žmogus yra unikalus. Tai yra tik jo asmeninė laisvė ir drąsa tai pamatyti, priimti ir džiaugtis tuo. Todėl šiuo atveju kontrolė labai stipriai stabdo, vargina. Žmogus dažniausiai būna nuvargęs, pavargęs, blogai miega ir didžiuliai tokie stabdžiai. Tai čia yra viena medalio pusė. Dabar jeigu pažiūrim į kitą medalio pusę, kur nėra kontrolės. Atėjo vyras ir jisai sako, aš nesusitvarkau su savimi. Kitais žodžiais, kai nuėjome į pasąmonę, tai jokios kontrolės nėra. Jokių sprendimų.
kitiems atiduota žmonėms, visi kiti žino geriau už mane ir visi kiti gali nuspręsti už mane, aš negaliu nuspręsti, nes aš vis tiek nežinau. Vis tiek atiduota visa galia aplinkai. Aš prisitaikau ir vaidinsiu, kad man viskas yra gerai, nors iš tikrųjų labai blogai. Vėlgi nuėjom į pasąmonę, paklausime, kodėl taip vyksta. Ir papuolė jisai tiesiai į momentus tik tai su močiute. Žinot, kaip močiutės labai lepina savo anūkus. Ir lepina tai, kad neleidžia nieko daryti, nieko nuspręsti. Viskas kas geriausia tam vaikui, tam anūkui, bet iš tikrųjų jo net nepaklausia, ar tu nori to ar nenori to. Geriau šito nedaryk, aš už tave padarysiu, geriau to ten neik, ten negalima, čia apsauga, kol galų gale vaikas pagalvoja, nenoriu aš įskaudinti tos močiutės, nenoriu aš įskaudinti suaugusių, aš pavaidinsiu, kad man viskas gerai, kad viskas tinka, vis tiek niekas jo neklausia, ar tinka ar netinka ir pradeda apsimetinėti, atiduoda kontrolę aplinkai, atiduoda kontrolę tai močiutei tada tais laikais, bet dabar, kai yra 55 metai, visą tai 50 metų nešiojas žmogus su savimi, atiduot kontrolę kažkam šalia, mano sprendimai yra nereikalingi, jų vis tiek nėra įdomus, jie vis tiek niekas nevyksta taip, kaip aš nuspręsiu. Visa kontrolė minčių, visa kontrolė žodžių, viskas yra visiškai paleista. Žmogus tada prašo, sako, aš neturiu motyvacijos, aš nežinau, man viskas vienodai. Viskas vienodai, ar taip, ar anaip, ar kitaip. Aš tą pačią vaidybą, tą pačią kaukę užsidėjęs, vis tiek man viskas gerai. Nors iš tikrųjų viduje tiesiog klykia, rėkia visas vidus. Paleiskite mane, išleiskite mane vėl iš tos dėžės. Tai čia yra visiškai nekontrolė ir vėlgi apie saugumą. Vėlgi tai yra saugumas. Vėlgi yra saugu prisitaikyti, atiduoti kažkam kitą kontrolę, toks buvo įsitikinimas ir tiesiog eiti per gyvenimą taip nepastebimai. Kol galų gale suprantama, kad gyvenimas gali greitai baigtis, o jo dar žmogus nepastebėta ir pas žmogus net to pasaulio nepastebėjo. Vėlgi pasąmonėje, tiesiogiai kalbant su pasąmonė, tikrai yra įmanoma suvokti, atsisveikinti su tokia apsauga, nekontroliuojama apsauga, o iš tikrųjų pamatyti savo tikrąjį unikalumą, pamatyti savo tikrąjį genijų viduje ir džiaugtis.